Ramybė jūsų namams, mano brangus artimi žmonės. Tegu Dievo šviesa ir tiesa lydi jūs gyvenimo kelyje. Išeikite iš tamsos, rinkite šviesą, gyvenkite tiesoje. O šiandien toliau tęsiu savo pasakojimą, ką simbolizuoja filmuose Zombiai, antra dalis. Pirmoje dalyje aš pasakojau, išskyriau 4 punktus. Pirmas punktas tai virusas, kuris užkrėtė visą žmoniją filme ir žmonės tapo zombiais. Ir kad tai yra reali situacija mūsų gyvenime, kad tai įvyko. Toliau buvo antras punktas, kalbėjau apie šviesą ir tamsą, ką nori pasakyti filmas ir kodėl išskiria būtent tai filmas. Tada trečias punktas, kad zombiai yra dominuojanti dauguma. Ir ketvirtas punktas buvo, kad zombiai kaip dauguma persekioja mažumą, tuos paskutinius išlikusius. Ir šiandien antrą dalį pradėsim 5 punktu, kad visi zombiai veikia bandoje. Grupėje negaliu pavadinti, nes jeigu tai būtų grupė, tai jie turėtų kažkokį bendrą planą ir ta kaip grupė tą planą vykdytų. Kadangi tai jie neturi jokio plano, veikia kaip gyvulių banda, tai ir vadinu tą momentą banda, reiškia, tą jų susibūrimo. Kodėl taip jį nori parodyti filme, kad būtent zombiai veikia bandoje? Filme rodoma, kad visų pirma, kad jie tokioje kaip ir užhipnotizuotoje būsenoje, tokie miego būsenoje, visi vaikšto arba stovi, nieko nedaro. Ir vienas kažką išgirdo, pamatė, pradėjo bėgti, tada išgirdo kitas, 3, 5, 10 ir tada visa banda bėga paskui tą pirmą. Kur bėga, ką daro, jie nežino, jie tiesiog bėga. Kodėl filmas būtent šitą nori parodyti? Nes tai yra ir mūsų gyvenime. Juk yra labai populiarus posakis, aš darau kaip visi. Arba kaip visi daro, taip ir aš darau. Ne? Ta filmas irgi nori mums parodyti. Ir dabar čia yra toksai įdomus dalykas. Dominuojanti dauguma persekioja mažumą veikianti bandoje. Ne? Tokie 3 labai vienas kitą papildantis komponentai. Ir čia yra labai svarbi žinia visame šitame filme, kodėl būtent šitas visas yra norima parodyti žiūrovui. Luko Evangelijoje 17 skyriuje galite rasti tokius žodžius. Dievo karalystė yra tarp jūsų arba jumise kituose vertimuose yra. Abudu vertimai yra teisingi, nes jeigu žmogus nepažįsta Dievo, tada ta Dievo karalystė yra tarp jūsų, kažkur tai šalia. Jeigu žmogus pažįsta Dievą ir sukuria su Dievu santykį, Dievo karalystė yra jame, žmoguje. Ir Dievas pradeda keisti žmogų, arba tiksliau zombį versti į žmogų. Uzombuotą žmogų verčia į žmogų. Ir žmogus kartu su Dievu sukuria žmoguje, pačiame savyje, Dievo karalystę. Čia yra labai svarbi. Ir kada Dievas Jėzaus Kristaus asmenyje atėjo tam, kad išpirkti mūsų visų kaltes ir nuodėmes, kada jisai buvo prikaltas prie kryžiaus ir jisai buvo nukryžiuotas, iš jo išsityčiojo, jį kankino ir jis tą kančią ir kraują išpirko mūsų visų nuodėmes ir atvėrė tas vienintelės duris, padarė tą siaurą kelią, kuris veda žmogų į gyvenimą. Jisai panaikino būtent mumise tą nuodėmės barjerą, kuris skiria žmogų nuo Dievo. Ir dabar kiekvienas žmogus gali kreiptis į Dievą ir sukurti savyje Dievo karalystę. Turėti santykį su Dievu. Štai koks buvo atliktas Jėzaus Kristaus darbas. Būtent per šitą auką žmogus gali sukurti santykį su Dievu ir išgelbėti savo gyvybę. Iš zombio pavirsti žmogumi. Tai yra vienintelis kelias. To negali jums pagelbėti joks popiežius, kunigas, vyskupas ir taip toliau. Tai kiekvieno žmogaus asmeninis reikalas ir asmeninis apsisprendimas. Žmogus pats turi pakviesti Dievą į savo širdį
ir sukurti kartu su Dievu savyje Dievo karalystę. Kadangi šėtonas visą tai žino ir visas šitas pasaulis priklauso šėtonui, nes Adomas savo nuopuoliu visą savo gautą valdžią atidavė šėtonui, tai visos valdžios, visa politika, visa ekonomika, visa puolusi religija, ta puolusi, kuri populiarioji, kurią jūs visi matote televizijoje, važiuodami matote tas visas gražias bažnyčias. Kodėl jinai puolusi? Todėl, kad jinai atmetė Dievo žodį. Jinai atmetė Dievo įstatymą ir susikūrė savo taisyklės. O tai nėra iš Dievo. Ir taip pat jam priklauso teisinė sistema šiame pasaulyje. Jis valdo. Todėl naudoja visus savo svertus, kad žmogus nesukurtų savyje Dievo karalystės. Kadangi žmogus nesukuria Dievo karalystės, jis gyvena tamsoje ir veikia bandoje, nežinodamas tiesos ir šviesos. Šėtonas visą tai daro nuo pat žmogaus gimimo, nuo vaikų darželio, mokyklos, per mokyklos programas mokymo ir visa kita. Naudoja politiką, tai informacinė sistema, kada žmogus jau užauga, pradeda žiūrėti televizorių, kas ten yra sakoma. Vienas iš kelio ateiti pas Dievą, pirmas iš kelio ateiti pas Dievą reikia išmesti televizorių ir jo nebežiūrėti. Tada koncertai, naktiniai klubai, pasilinksminimo vietos. Literatūra skleidžiama, kuri atitolina žmogų nuo Dievo žodžio. Viskas yra dirbama tam, kad žmogus netverstų Dievo žodžio ir nesukurtų savo Dievo karalystę savyje. Dėl to daugelis žmonių yra kaip hipnozija toje propagandoje, nežinantis tiesos, nematantis šviesos, vadovaujasi tuo, kas jam yra pasakyta, kas parodyta ir daro taip, kaip visi. Dievo žmogus, kuris eina Dievo keliu, nedaro kaip visi. Jis vadovaujasi Dievo žodžiu ir daro taip, kaip yra parašyta Dievo žodyje. Toks yra skirtumas tarp zombių. Zombius daro kaip visi, Dievo žmogus, gyvas žmogus daro taip, kaip parašyta Dievo žodyje. Šitas filme būtinai yra ir akcentuojama. Kodėl yra dauguma, kodėl dauguma persekioja ir kodėl dauguma veikia bandoje. Pamastykite apie tai. Prieš paskelbiant 6 punktą, aš noriu perskaityti žodžius iš Biblijos. Skaitysiu apaštalo Pauliaus laišką Efezo bažnyčiai. Apaštalas Paulius po Jėzaus Kristaus nukryžiavimo, mirties ir prisikėlimo skleidė Dievo žodį pagonių tautoms ir kūrė bažnyčias. Ir šitą laišką jisai parašė Efezo bažnyčiai. Būtuoju laiku, nes tie žmonės atrado šviesą ir tiesą ir Dievą ir sukūrė savo karalystę savo viduje. Ir jis rašo jiems šios žodžius. Paskaitysiu Efeziečiams 2 skyrių nuo 1 iki 3 eilutės. Būtuoju laiku, pabrėžiu, paskui paskaitysiu tą laišką esamuoju laiku. Ir jūs buvote mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenote laikydamiesi šio pasaulio papročių, paklusdami kunigaikščiui viešpataujančiam ore, tai čia yra šėtonas, dvasiai veikiančiai neklusnumo vaikuose. Tarp jų kadaise ir mes visi gyvename, čia kalba dabar apie save Paulius, sekdami savo kūno geismais, vykdydami kūno ir minčių troškimus ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai, kaip ir kiti. 6 punktas. Koks zombio gyvenimo tikslas arba siekis? Kokia jo yra varomoji jėga? Kodėl jisai gyvena? Tai turbūt viskas aišku. Jo tikslas yra sugauti gyvą žmogų ir jį suvalgyti, pamaitinti savo mirštantį kūną.
Vadinasi, jisai vadovaujasi savo kūno ir minties troškimu pamaitinti savo mirštantį kūną. Gyvo žmogaus mėsa ir krauju. Ar taip nėra mūsų gyvenime? Kada mes visą savo gyvenimą paskiriam savo kūno ir minčių tenkinimui, troškimų tenkinimui. Statome didelius namus, visą gyvenimą tam eikvojam, uždirbinėjam daug pinigų, kad tik tai kūnui būtų gerai. Kitas ten veržiasi į politiką, kad pamaloninti savo ego, savąjį aš, nes būtent savasis aš nuo pat darželio suolo yra ugdomas vaike. Dėl to 14-15 metų, gal net ir jaunesni vaikai tėvui pasako, tu man nebereikalingas, aš viską galiu pats. Juk nėra mokykloje mokoma, kad atverstų iš Dievo žodį šeimose ir skaitytų ir studijuotų tai, kad Dievas yra mums palikęs. Atvirkščiai yra ugdomas savasis aš kiekviename žmoguje. O savasis aš ir yra tas šėtonas. Šėtono dvasia jie sukuria. Nes savasis aš gimdo puikybę, savimeilę, pavydą, savanaudiškumą ir visą kitą. Argi ne dabartinio žmogaus siekis yra būti gražiu visiems, kad jie visi girtų, visi matytų, argi per televizijas viso to nereklamuoja. Kiekvienas žmogus skatinamas savimeilės, savo aš, kiekvienas žmogus verčiamas zombiu. Kad tenkintų savo kūno ir minčių troškimus, būtų vartotojas. Būtų, kaip pasakyti, besaikis vartojimas žmoguje, kad jam daugiau niekas nerūpėtų, tik tai vartojimas. Tai ir parodo, kaip savaitgaliais kokie būna pilni prekybos centrai. Žmonės ne pas Dievą eina, o pas į prekybos centrą. Arba į kitą kažkokią malonumo įstaigą. Kad patenkinti va šitą savo mirštantį kūną. O dabar aš tą patį laišką Efeziečiams paskaitysiu esamuoju laiku, nes daugelis nėra atradęs Dievo. Ir kaip tas laiškas skambėtų esamuoju laiku. Jūs esate mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose gyvenate, paklusdami šio pasaulio kunigaikščiui, jo visai propagandai, aš čia dabar pridėjau, kurią jisai skleidžia per televiziją, per muziką, per filmus, per kitas visas informavimo priemonės ir taip toliau. Dvasiai veikiančiai neklusnumo vaikuose. Jūs visi gyvenate sekdami savo kūno geismais, vykdydami kūno ir minčių troškimus ir iš prigimties esate rūstybės vaikai, kaip ir kiti. Kokie graudus yra žodžiai. Bet taip yra. Ir apie tai mums kalba filmas apie zombius. Ir yra labai graudi tokia tiesa, kada žmogus yra šėtono įtakoje, šėtonas žmogų verčia pačiu žemiausiu gyvuliu, pačiu to zombiu, kuriam nieko švento nėra. Ir laiške, to pačio Pauliaus laiške Timotiejui yra parašyta labai tokie žodžiai, kurias kiekvienas turi įsiklausyti. Koks žmogus taps pasaulio pabaigoje? Kur mes visi einame, būdami zombiais. Pauliaus laiškas Timotiejams 3 skyrius. 2 Pauliaus laiškas Timotiejui, 3 skyrius nuo 1 iki 5 eilutės aš paskaitysiu. Pasiklausykite šių svarbių žodžių. Žinok, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkus laikai. Nes žmonės bus savimilos, godus, pinigų pasipūtę, išdidus, pikžodžiautojai, neklusnus gimdytojams, nedėkingi nedorėliai, nemeilūs, nesutaikomi šmeižikai, nesusivaldantys šiurkštus, storžieviai, nekenčiantis to, kas gera, išdavikai, pramuštgalviai, pasipūtėliai, labiau linkę į malonumus negu į Dievą.
dedasi maldingi, bet atsižada maldingumo jėgos. Ir Dievo perspėjimas. Tu saugokis tokių žmonių. Nepavirsk zombiu. Štai kokia yra graudi tiesa. 7 punktas. Visas filmas yra sugriautoje atmosferoje, tokioje visoje aplinkoje, kaip po karo, kaip po chaoso. Taip? Kas to norima pasakyti? Jeigu virusas pasklido, žmonės susikrėtė, kodėl pastatai apgriuvę, kodėl langai išdūžė, kodėl kažkoks kaip kova vyko, ne? Tai yra ateitis. Tai visų mūsų laukia, kada jau žmogus taps, kaip čia aš dabar ką tik skaičiau. Nes kada žmogus yra šėtono įtakoje ir kada jis yra zombis, jo vienintelis tikslas yra žudyti, žlugdyti, viską griauti. Kaip mes žudome žemę per savo nesaikingą vartojimą. Kertame miškus, teršime vandenį, kuris maitina visą žemę. Kertame medžius, kurie grynina orą, kuriuo mes kvėpuojame. Bet pakabinti dar vieną baldą arba dar kažkokią detalę. Nes mes besaikis vartojimas, mūsų akis užzombintos, už propagandos. Mes net nematome Dievo. O Dievas ragina, sustok žmogau, išeik iš šitos sistemos, palik šitą babelę. Atrask mano knygą, paskaityk įsakymus mano ir tavo gyvenimas pasikeis. Ir Mato 24 skyriuje, nuo 3 iki 13 eilutės aš pasakysiu, kur būtent šėtono įtaka mus veda, prie ko mes tikrai prieisime visi. Tai yra neišvengiama, nes dominuojanti dauguma daro įtaką. Jėzus jiems sakė, nuo 3, tai kai Jėzus atsisėdo Alyvų kalne, priėjo vieni mokiniai ir klausė, pasakyk mums, kada tai įvyks. Ir koks tavo atėjimo ir pasaulio pabaigos ženklas. Jėzus jiems atsakė, žiūrėkite, kad jūsų niekas nesuklaidintų. Daug kas ateis prisidengęs mano vardu ir sakys, aš Mesijas, ir daugelį suklaidins. Girdėsite apie karus ir karų gandus, žiūrėkite, kad neišsigastumėte. Nes reikia, kad tai įvyktų. Karai ir karų gandai. Argi mes dabar ne šitame laikotarpį gyvenam, kada visi mus gąsdina karais. Būtent šitam laikotarpį. Bet tai dar negalas. Tauta sukils prieš tautą, karalystės prieš karalystę. Bus daug karų. Nes mes besaikiai vartotojai. Mums neužtenka. Mes alkani, pastoja alkani, kaip zombiai. Vietomis bus badmečių ir žemės drebėjimų, tačiau visa tai tik kentėjimų pradžia. Paskui jūs atiduos kankinti ir žudyti. Jūs būsite dėl manęs visų tautų nekenčiami. Čia kalba apie tos žmonės, apie tą mažumą, kurie yra atradę Dievo žodį. Daugelis suklups, ims vieni kitus išdavinėti ir vieni kitų nekęsti. Vėlgi, šėtono įtaka. Atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelį suvedžios, kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals. Bus labai didelė neteisybė žemėje ir daugas to nusivils ir išsižadės Dievo, nors tai ne Dievo kaltė. Tai yra žmogaus kaltė, kad jisai nesukūrė ryšio su Dievu. Ir pats save atidavė į šėtono įtaką ir pats save nuvedė tuo pražūties keliu. O kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Ir bus paskelbta karalystės evangelija visame pasaulyje, paliudyti visoms tautoms. Ir tada ateis galas, šio pasaulio pabaiga. Mes visi tiesiog ristute, visas šitas pasaulis, ritasi šią pasaulio pabaigos dieną. Ir 8 punktas, paskutinis punktas. Jis labai svarbus punktas yra. Nors ir zombiai persekiojo tą mažumą, tos likusius gyvuosius, bet tie likusieji gyvieji visomis jėgomis stengiasi išgelbėti zombį. Ieško vaistų.
vakcinos, kaip galėtų pagelbėti tam zombiui. Taip? O ar taip nėra gyvenime? Biblijoje yra parašyta, kad žmogus, kuris atverčia Dievo žodį ir sužino tiesą, nori dalinti su kitais, taip kaip ir aš dabar darau. Stengiuosi jūs atvesti pas Dievą, į šviesą ir tiesą. Ir taip daro daugelis žmonių. Neša knygutes, laikraštukus į jūsų namus. Nori atnešti Dievo šviesą ir tiesą į jūsų namus. Daugelis jūsų priima, daugelis juos išvaro. Jūs išvarydami juos iš savo namų, uždarėte duris šviesai ir tiesai, nes jie nešia pažinimą. Tokia yra tiesa, kad ta mažuma, nors ir yra persekiojama, nors ir yra nekenčiama, peikiama, ateityje bus persekiojama ir žudoma, vis tiek stengsis išgelbėti zombį. Pagalvokite apie tai. Pabaigai, brangus mano žmonės, artimi žmonės, nes jūs man artimi esate, nes aš jums visą šitą pasakoju. Susiraskite atokų kampelį savo name, bute, o dar geriau gamtoje. Ir nueikite, paprašykite Dievo. Sakykite, Dieve, aš nepažįstu tavęs, bet noriu pažinti. Ateik į mano gyvenimą, ateik į mano širdį. Ir Dievas tikrai ateis, nes jis yra pažadėjęs. Jeremijo 33 skyriuje. Jis yra pasakęs, šaukis manęs ir aš atsiliepsiu. Pasakysiu tau daug nuostabių dalykų, paslapčių, kurių tu nežinojai. Amen. Būkite Dievo artume. Šį video įkeliu penktadienio vakarą, Dievo palaimintą dieną, nes su penktadienio vakaru ateina šeštadienis, o šeštadienis yra Dievo palaiminta diena, kurią Dievas palaimino šio pasaulio kūrime. Tad būkite visi Dievo artume ir jo palaimoje. O mes susitiksime kitose mano įrašuose. Iki.